Nu, šiandieną jau nuo ryto biški smagiau, nervas biški atsipalaidavęs kažkoks, nežinau, vakar tai tikrai buvo įtempta diena, atrodo viskas varo iš proto. Tai šiandieną gavau vieną bent jau atsakymą, kad su šita aliuminė sistema greitai nieko nebus. Žodžiu, tai jo, dabar mes ruošiamės techniką pjaustymui plokščių. Užsidėjau naują diską, specialus eina plokštėm. Turim grąžtų komplektą. Tai va čia tie keli daiktai, ką mato dėžutėj, diskas ir šitie va, pavyzdžiui, grąžčiukai, 900 euriukų sąskaita. Aišku, gal šitas daiktas nėra pigus. Sakykim, čia tai viskas aišku, elementarūs grąžtai. Čia šitas gręžt plokštai. Šitas gręžt plokštai. Paskui labai svarbus momentas centravimo grąžtas. Nes kadangi skylė gręžiasi didesnė, kad plokštė turėtų paslankumą vaikščiojimui, tai gręžiasi paskui jau pats profilis su tokiu centravimo žiedu. Žodžiu. Šitas organas. Mato toks, opa. Aišku, čia grąžtelis keičiasi. Patentuotas reikalas, Equaton pagal plokščių gamintoją. Grąžteliai. Ir dar šitas svarbus organas. Šitas yra skirtas, kadangi mes turim linėję plokštės su raštu, tai kniedžių vietose turėsim nusifrezuot raštą. Tai va, tai galingas toks adapteris. Ar radai ką nors? Juostos, viską kas yra, juostos, konsolės ir varžtų. Kur dažnai jau čia nieko, ne? Galiu net pakėliau čia tos kniedės, aš tikrinau jau atidaręs. Dėl to iš karto užrašiau čia kniedės, kai pasitikrinau man. Pirmų konsolių kažkokių spiruoklės, varžtai. Tos spiruoklės tai gali svalkę vežti, metalo lomą. Nereikalinga. Man tas spiruoklės tai kažko kodėl pūt. Kaip palango kraštiniai, tai žinai prilaikyti. Čia žinai kaip? Kai iš seną, žinai, batarkinė šviestuvo, prožektoriaus. Būt kam nors įdomu. Tai va. Nieka. Kolega labai keikės, neduod man šiandien reportažą padaryti statybai. Tik įjungiu kamerą, keiksmažodžiais apyvilai turiu vėl išjungti. Vakar aš nervavau, šiandien kolega piktas kažko. Nieko, išsivartysim. Tai žodžiai apibendrinant situaciją. Tai va, dabar turim tokį, kaip sakiau, profiliukų planą, bet dabar tas neįdomu mum. Tas neįdomu. Dabar turim va, plokštės. Kiekviena plokštė turi savo markiruotę, turi lokaciją. Bet įdomiausia tai, kad, sakykim, turim dabar 4 fasadą, apatinės plokštės. Tai nuo tų plokščių likutis eis į 9 fasadą, o 9 fasadas neaišku kada. Tai turėsim kažkur sandėliuot, tuos likučius pjautus, vėl markiruot. Žodžiu, įdomu. Ten pasirašėm jau savo staliuką pjaustymui, tokiai pjūklai paruošti. Žinai, ką liniuotę reik pasiruošti. Su tuo da kniedis irgi mažuko, ne? Mažuko, sakau, jeigu batareika pareis. Ai, ne, čia žirklės. Tai su skardos žirklėm kirpk. Yra, gali. Nu, žodžiu. Aš dabar kiek suprantu, jeigu gerai suprantu, ne? Na. Pirmą reikia su tuo gręžti. Taip.
Su to turim išsigręžti skylę. Jeigu aš gerai suprantu. O su to patobulinti. Dabar mums reikia šniūrą, mes neturim nuo ko skylių pasirinkti. Nu ką graži plokštė. Šiandieną antras dublis su plokštėm. Tai laukiam lankstinių, gal jau sakiau, gal nesakiau. Susimontuosim čia va tos 6 langus. Ir tada jau gal turėsim galimybę užsivesti į tą pusę plokštės. Bent jau prižadėjo vakar, kad bus langai. Tikiuosi pažadą vykdys. Daugiau tai čia visur stringam. Vakarykštis mūsų rezultatas, kol išanalizavom kas, kur, kaip, tai vakar užsidėjom 6 plokštės. Aišku, buvo ir klaidų biški, bet reikia, kaip sakant, apšilt rankas, smegenis būtent tam darbui. Tai, žodžiu, reikia kažkaip apsiprast. Vakar vaikinai jau pradėjo ir langus skardint. Turim tokį čia organą, stovi kišeninė detalė, paskui angokraštis. Dar laukiam sprendinių dėl plokščių pasikelimų į viršų. Tai šiandien šitą klausimą atidedam. Einam toliau užvedinėti konsolės. Žodžiu, imam perforatorius ir einam gręžiuoti skylių. Tai va, šiandieną jau ketvirtadienis. Ši savaitė tokia grynai ant streso. Atrodo, bandom aplenkti laiką, bet kažkaip visur labai daug sprendimų neturim. Tai žodžiu, nieko gero. Biški pasidžiaugiau be diržo, nes čia dabar dirbam, kur apšiltinimas sluoksnis sumontuotas. į ten diržo nereikia, bet dabar einu kur konsolės vėl pusę metrų stelažai nuo sienos. Tai žodžiu vėl va, diržiukas. Bedirbdamas statyboje sutikau 4 laipsnio sensėjų dirbant ant stelažų. Gal galite meistras pakomentuoti ką nors? Ne, be komentarų. Na, susijaudino žmogus, nepratęs prie kamerų. Drop, stop, baby.
Dabar padarysim tokį vidosiką. Galbūt kažkas planuoja atpirkti perforatorių, pavyzdžiui, Devalt ar ne Devalt, bet šį kartą apie Devalt papasakosiu. Tai va, turim du modelius. Šitas modelis yra pigesnis, 2,6 džiaulio, bet turi 5500 apsisukimų, beat per minutę, apsisukimų per minutę. O šitas džiaulių turi daugiau, 3 džiaulius, bet apsisukimų tik 4300. Kaina 140, 185. Nu ir davai, dabar pabandom su vienu, pabandom su kitu. Pirmą imam pigesnį variantą, 140 euriukų, bet jisai suka greičiau. Tai va dabar, pavyzdžiui, išgręžkim skylę. Čia skylė. O! Tai į gelžbetonį eina kaip per sviestą. Šitas tikrai gręžia gerai. Nieko blogo apie jį pasakyti negaliu. Čia neaišku, gal labiau ar marketingas ar kas, bet turi va amortizacinę rankeną. Gal kažkiek mažiau vargsta riešas ar ten alkūnė. Bet manau, kad šitą dalį tikrai tenka remontuoti, jeigu dirbant dažnai. Nes čia kažkokia paslanki jungtis. Dabarinė jau tokia turi minkštumą. Jaučiasi kažkiek iškleriusi, o jis yra realiai naujas įrankis. Tai nežinau, reziumė, gal ranką drebina ir mažiau, bet gręžia tikrai lėčiau. Matot, kažkoks Perform Protect, bet gręžia lėčiau. Tai nežinau, ar verta mokėti 45 eurus plus. Gręskit jūs. Ir nežinau, kiek reikia gręžti su perforatorium, kad ranka pavargtų. Čia būna kaip su kaltu dideliu, mušam betoną kažkokį daužom, tada jo. Bet čia gręžiant sieną, nežinau. Tai vat. Nu dar vieną skylę, kontrolinę, kaip sakant. Tikrai jisai lėtas. Dar sykį paimkim šitą. Ir lengvesnis daug. Man šitas smagesnis. Ir lengvesnis ir toks. Tai va. Tokia apžvalgėlė. Tai tiek žinių. Pagaliau atkeliavo mūsų išsvajoti lankstinukai. Laukiam ir sulaukiam. Tai dabar galim suskardinti visus langus, kuriuos esam pasiruošę. Esame pasiruošę šitos aukštesnės pusės visus langus. Ten, kur toli langai dar net angorrašinę suklijuoti, nes neturim atsakymų, kaip prisives prie šito betoninio balkono pastogės. Tai ten vėl klaustukai ir vėl stovi viskas. Dabar čia šitoj pusėj skardinamės, ruošiamės plokštei. Voila! Žodžiu, pamiršom užakcentuoti, kad gaminant detalės nuplėštų levelę.
Tai dabar turim reikalų. Smaginasi. Detalių turim krūvą. Bet sekančią partiją tikrai reikia prašyti, kad nuplėštų, nes šitaip tai numirsime. Atėjau pasigrožėti. Vaikinai baigė sukirpti pirmą langą. Bet dabar, pavyzdžiui, pairį, kodėl čia taip? Man šniūrą reikia, ne tą aukštį. Dabar jo, bet čia šniūras bus, kur šniūras buvo ant šito, ne profilė. Paskui papasakosiu, su kokiais niuansais susidūrėm. Dabar tik šiaip pribėgau pažiūrėti, kaip sekasi. Messenger'e pavarą ir padėt man jums prizatiks, Nizą. Turiu 2 paskos bilietus šią savaitę. Tikrai verta pabandyti, paskambinti ir laimėti. Ne vienas kartą sugadinam, paradom tinkamą sprendimą. Ne kažkoks lukas. Vieną kartą laimėjo žaidime. Nu, tai jeigu, žinok, pas mus yra vieno laimėjimo per savaitę netgi limitas, o tu čia per tą pačią dieną. Tu užleisi vietą kažkaip kitą? Šitą mazgą konstruktorių irgi keitė ne vieną kartą. Mes irgi ne vieną kartą turėjom prisitaikyti, žodžiu, pakeisti biškį. Nes čia negali prarasti ventiliacijos fasadas per šitą vietą. Tai čia dabar toks va gilintas ventiliacijos kanalėlis. Čia turėsim palikti tarp plokštės ir elemento skardos 1 centimetro tarpą, kad ventiliuotųsi čia plokštė. Žodžiu, štai taip atrodo dabar langokraštis. Tų plėvelių dar neimsim. Kai jau sudėsim plokštės iki galo, nulupsim. Žmogum, labai abstraktu, kažką konkrečiau. Šitas visas elementus, daug langų turim vienoj sienoj, leidžiam pagal šniūrą. Apačioj irgi daug galvojam, kaip padaryti teisingai. Tai tiesiog viduj prisukom profiliuką, aliuminį 2x4. Čia ventiliacijos kanalas. Prisuktas profiliukas, prie kurio užkabinam angokraščio elementą. Gaunasi. Va. Pasisveikink su Lietuva. Gerai. Kiek kainavo taviškis dar?